Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Atsiprašau, kad taip vėlai trukdau. Kalbu su panelė Simona, ar ne? Taip. Simona, jums Vytautas Ivaškevičius skambino iš Lietuvos pašto. Aš norėjau pasitikslinti, ar jūs šiandien ryte gavote siuntinį iš užsienio? Taip, gavome. Norėjau paklausti, kas jums jį pristatė. Nuo pavardės ir vardo nežinau tikrai. Matot, kame ištiko toks nenumatytas atvejis tame siuntinyje, kur mes jį gavom, ir jisai dar neturėjo jūsų pasiekti, nes pagal atliktą tyrimą buvo užfiksuotas tam tikras pažeidimas šiame siuntinyje ir jisai šiandien ryte negalėjo niekaip jūsų pasiekti. Bet jisai dingo iš mūsų ofiso ir aš noriu įsitikinti, kas jį jums pristatė, ar tai buvo mūsų firmos darbuotojas ir kaip tai įvyko. Dėvė, šiek tiek sudėtingai kalbat. Nesudėtingai. Ta prasme, siuntinys. Na, pagal visus popierius aš matau, kad jūs, Simona, šiandien turėjote gauti iš užsienio siuntinį. Mes pagal visus, kaip čia darbo principus, negalime, taip žmogiškai kalbant, atlupti šio siuntinį. Tai tas siuntinys buvo mano mamos, o iš kokio darbo, iš kokios firmos, aš visiškai nesuprantu, apie ką jūs kalbat. Ne apie firmą kalbu. Aš kalbu apie Lietuvos paštą. Lietuvos paštas, vienu žodžiu, aš turėjau kažkokį, gavom siuntinį šiandien, taip gavom, ne? Iš Lietuvos paštą. Ne, aš nesuprantu. Simona. Nu ką? Visų pirma, jūs nekalbėkite, kaip kad būtume tikrai iš Pakruojo, aš tiesiog noriu pasiteirauti, kas jums jį pristatė, nes yra... Nei vardo, nei pavardės nepažįstu, žinau, kad vyras ir viskas. O jūs pasirašėt? Nieko mes nesirašėm. Tai jums atvežė ir paliko, ar ne? Taip. Matot, kame reikalas. Šiandien mes gavome iš policijos pranešimą, jog tame siuntinyje yra tam tikri blogi dalykai. Pagal mūsų darbo kodeksą mes negalime to siuntinio pažiūrėti, kol neturime arešto. Gerai. Ir Simona, dabar aš turiu... Jeigu ką, paskambins iš policijos, jeigu kažkas yra blogai, o... Simona, ar tu... Ir visą geriausia. Simona, ar tu girdi mane? Jūs nebejokaukit, gerai? Simona, ar tu mane girdi, aš klausiu? Nu, aš girdžiu jūs, nu ką pasakysit? Nu. Aš tiesiog norėjau viską papasakoti, kaip yra iš anksto. Ir dabar aš tave sujungsiu su Pakruojo komisariatu. Na, žiūrėk, paklausyk, ką tą žmogų. Aš apšinęs, man kartais ne. Dabar jūs man iš naujo papasakokit, kas ten iš tikrųjų vyksta. Simona, dabar aš sujungiu su Pakruojo policijos komisariatu, tai prašom kalbėti su jais. Gerai. Alio, klausau. Labas vakaras, su kuo kalbu? Ko jums reikia? Labas vakaras, kalbu su Simona. Labas vakaras, jūs trukdo komisaras inspektorius Gintaras Ruginis. Na. Norėjau pasiteirauti jūsų, ar dažnai gaunate tokio pobūdžio, kaip aš suprantu, siuntinius ir paketus? Ne. Ar jums visada atneša juos tas pats vyras? Jums tai sukelia juoką, gal aš galiu ne telefonu, mes galim tai padaryti, jeigu jūs norite rytoj 8 ryto, aš jūsų labai lauksiu komisariate. Ja, tu einaisim šiandien galim atnaiti. Galite ir šiandien nueiti, jeigu neturit ką veikti. Jūs juokaujat. Nes aš žiūriu, kad jums čia labai juokas sukelia, man labai įdomu. Juokai iš viso. Aš turiu teisę jūs sulaikyti 24 valandoms be jokio paaiškinimo. Tai jeigu jūs toliau taip juokausit ir trukdysit tyrimui, aš taip ir padarysiu. Tai kad baikit juoktis vieną kartą, negaišinkit mano brangaus laiko ir atsakinėkite mano klausimus. Brangaus laiko mes negaišinsim. Ir mažiau juokų. Gerai. Jūs mane varginat. Yra 8:30 vakaro. Na taip. Aš jau šiandien visą dieną darbe ir dar kartą jūsų klausiu. Ar tas vyras visada jums atneždavo jūsų siuntinius? Ar jūs įmatot pirmą kartą? Pirmą kartą mes įmatom. Ar jums anksčiau atneždavo siuntinius kokie nors kiti svetimi žmonės? Niekas, niekur, niekam, nieko. Ar jūs siunčiate siuntinius kam nors? Ne. Nesate niekada to dariusi? Ne. Ar jūsų yra prašę kas nors iš kalėjimo atsiųsti siuntinį jiems su priemoka ir su pagalba, kojinės, ten kokias nors dar kažką? Ne. Ar jūs esate gavusi laiškų iš kalėjimo? Ne. Ne, tikrai.
Ar per pastaruosius gal 2 mėnesius, maždaug 1,5 mėnesio, prie jūsų parduotuvį nebuvo priėjęs joks keistas nepažįstamas vyriškis, nebandė susipažinti? Ne. Supratau, sakykite, ar jūs rūkote? Ne. Ar jūs iš viso suprantate, iš kur jums skambina dabar? Ne. Jeigu jūs duosite man melagingus parodymus, gali būti, kad mes su jumis tada turėsime labai daug piktesnių susitikimų negu šitas pokalbis. Aš niekur nesikišu, jokių blogų darbų nedarau, grįžau iš studijų ir noriu pailsėti. Viskas. Jūs man tikiuosi nemeluojat? Nieko, aš nemeluoju. Gerai, tai aš jūs gražinu tada į paštą. Gerai. FM. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Nu, vat, Simona, mes juokaujam, o jūs pykstat. Ja, aš jau galvojau, iš ko sužinojot, lamba. Čia užregistravo tavo draugas, gali būti. Tomas. Toma? Taip, Tomas. Parazitas koks. Tai va, tai nepykite, atsiprašom, kad sutrukdėme ir gero vakaro. Skanaus siuntinio, iki. Aha, Iki. dėkui, viso geriausio.